Sveiki, gyvi, tai turim ketvirtą kelionės dieną. Tai liko tik 3. Greitą kelionę prabėgs ir nebeliks jos. Tai šiandien varom, aš net nežinau kokį miestą, bet varom į haiką 10 km. Nebus sunkus. Tai nulėksim, pahaikinsim ir bus matyt kas toliau. Tai dabar sėdam į autiką, kuris važiuos į Valetą. Iš Valetos persėsim ir važiuosim į tą kažkokį miestą, kurį nežinau kokį. Tai varom laukti autobuso, sėsim ir važiuosim. Atvarom, einam dabar važinėlių tuneliu į kitą pusę, kur bus mūsų kitas autikas. Nu ką, atlėkiam. Aišku, lietus, blogas oras, kaip visada, bet varom aikinti. Nu, oras toks geras, bet kaip palyginus su kitom dienom, nei ten ir blogas. Nu ką, haikinu po truputį tokiais keliukais. Savo blogas vaizdelis, kaktus iki visada. Nu jo, mes haikinam tokiais pievom, pliurzom. Aišku, batų gaila biškį, bet nu, haikint reik. Tipo, jeigu ten, nu, bet ten, kur vaikštai, tai tipo, krenta tikris gali akmenis ir tiesiog rizikinga vieta. Tai varom po truputį toliau haikinti. Gražios salos, su labai gražiu vaizdu, jolas. Nu jo, tikrai neblogas vaizdelis. Aišku, vėjuota, bet vaikelis ne pats blogiausias. Ir vaizdas, nu vaizdas vienas iš geresnių. Esat matę tokį vaizdą, eini tiesiai takeliu ir Aliošis, tokia didžiulė, didesnė turbūt už mane ir žiedai tokie kaip medžiai. Faina. Vaiktų sodar. Ir dar kas, tai su tokiais batais vaikštai, su išeiginiais, tvarkingais, bet wearing nu ką, lietus lyja, po truputį oras ne itin geras, bet dabar einam jau kažkur į stoties pusę, manęs tokio oro, tai nu, tai čia pavaikščios. Dabar einam. Aišku, geras kelias, bet asfaltas vis geriau nei tas toks pliuzinis. Ir aš nepamačiau vieno dalyko. Ten baltos kojinės. Ir užsidėjau, galvojau po miestą varysim. O pasirodo, ne, apsikvailinau. Nu tai varom, arba link jūros, arba link stoties. Nu ką, nusileidom prie jūros per tokį kalniuką. Nu, kas iš batų, tai tik tiek liko. Ne kažką. Kitus tai dar normaliai. Nu, viršus. Nors čia ne pats visas. Tai va, dabar atėjom prie jūros, prie pat jūros. Nu, rodos visai neblogas. Saulutė buvo išlindus, bet dabar lyg ir nėra. Tai
varau gal biškį pavaikščiosiu kokių kriauklų rasiu, nes vieną lūženą radau ir pilnai dar ten pradžioj haiko porą radau, tai einam dar biškį. Reik vis tiek kažką į Lietuvą persivežti. Einu paieškosiu. Nu ką, iškupėm nuo apačios. Dabar dar biškį pahaikinsim po skardelį. Nueisim kažkur į gražią vietą. Pasižiūrėt gražių vaizdų. Tokiais siaurais džiunglių keliukais haikiname. Visai neblogas keliukas. Gražus. Žygiuoji, kad džiaugies saulutė, o jinai yra. Kas nebūna, tada nesidžiaugia. Nu jo, gražus vaizdelis. Bet nežinau, ar matos, ten debesiukas yra. Ir jau pradeda lyt. Varom toliau. Nu jo, vėjukas yra. Ir vaizdukas irgi yra. Jeigu patinka tokie vaizdai, užmetam laikoną. Tai vat, turim tokius kanjonus, galiu pasakyti. Labai nenoriu eit, nes čia, nu, pats suprantu. Tai vat, tokie tie kanjonai. Gražu. Nu, jais tik pasigrožėt. Čia turbūt gan populiari ta vieta. Nežiūriu, nu pilna žmonių. O kiek tik nori, nes, nu, bet tikriausiai čia, nu, populiaru vis. Nu va, žinau, matysis, bet gal toks kanjonukas. Fainai. Tikrai, nu taip, žinot, jau realiai reikia, bet tik nesinori iš tiesų. O, žiūrėkit. Kaktus inzijus. Matau biškį atsivalę šit. Bet nelabai daug. Šiaip iš tikrųjų mažai. Vos. Tai va. Atsigrožim vaizdais ir paliksim šiuos gražius kanjonus. Aš negaliu atsigrožėti. Nu pasaka. Nu, tikrai pasaka. Nu, ne kiekvieną dieną tokius vaizdus galima pamatyti. Ir ne kiekvienoj vietoj. Pavyzdžiui, aš pamačiau Maltą. Nu ką, atlekiam į miestuką, ieškosim kebabų. Ir, nu jo, tai čia atvarom dabar, kur yra navelį. Spalvotas duris, tai čia žvejų koks miestelis spėjau. Tai dabar ieškosim kebabukų, kokios atrasim. Paskui galbūt šventyklos važiuosim. Tik įdomu, ar mane taip leis kebabų paryt. Nu tikiuosi. Nu ką, atverim į muziejų. Buvom ten apie valandą, laukiam autoko. Sulaukiam. Važiavom ir dabar atėjom į muziejų. Tai va, čia iškasti kaulai įvairūs. Sutrūnėjo, nu aptrūnėjo, dar gal nesutrūnėjo, bet... Čia vat hipopotamo kaulai. O čia dramblio. Nu, nestrumbliai šitie. Nu, kur pas dramblį būna. Ragai, ne ragai. Nelabai žinau, kaip jau nes. Pažiūrėkit. Kiek kaulų. Čia vienodi, ne vienodi. Gal yra vienodi, kai kurie ne. Geras, va. Čia gyvūnai sudėlioti. O ten va, lentynas. Pilnas kaulų. Geras. Nežinau, kodėl kažką užsidėjau. Bet užsidėjau kažkodėl. Ai, nesilauko nueiti. Kažkiu urvai gal bus, nežinau, tai ten pasižiūrėti. O čia visokiausia. Čia dar gyvūnėlis. Atvarom į
urvą. Kažkur gal šikšnosparniai yra. Gal ir ne. Čia jau kaupėsi šitą. Tie kaip varvekliai tokie. Kažkada buvom Slovenijos urvas. Patys pirmieji ten tie video. Kur buvau. Jo, kažkiam ten buvau. Man atrodo Slovenija. Tai tenais mačiau. Ten tokie didžiuliai. Tai jeigu norės pažiūrėt, description'e video nuorodą. Mes pasigrožėkim šiais keivo vaizdais. Nu ką, šiandien šito muziejaus neįdomus realiai. Nieko ten įdomaus nėra, tai varom dabar į kažkokį šventyklą, ten gal kažkas įdomesnė bus, o tada eisim pavalgyt kebabų. Nu ką, atėjom iki tos šventyklos. Aišku, čia apie 5000 metų, tai čia nelabai kas bus išlikę. Nu bet galbūt kažkas bus išlikę. Nu, tai jeigu čia tik tiek, tai aš neįsivaizduoju. Nu gerai, peikim apžiūrėkim. Bet tai, tai čia visiškai sugaus. Gabalai. Nu jo. Ne, tai čia tiesiog. Tai čia tiek ir tas šventyklos. Čia galima dar nueit. Nu va, tai realiai pagalvokim, kad šventyklos viduj. Tai va, tiek šitas šventyklos. Įspūdingo. Tai apžiūrim, vienam, bandom eiti ieškoti kebabų. Žiūrėkit, medį didžiai. Norimas. Man sėdis o medelį. Geras. Medį didžiai. Gerai, varom tada ieškoti kebabų. Nu ką, turim kebabą? Pagalim. Nu ką, suvalgiau kebabuką. Ne, man tikrai ne 8. 6 iš 10. Net gal 5, bet ne, tokiam 6 iš 10. Vis tiek. Bet kosminė kaina, tai aiškus nemažas. Bet toks skonis. Mėsos aišku neblogai įmetė, bet nežinau. Neįtin geras. Kokiu Jambi Lietuvoje. Tikrai geresnis, ryškiai. Tai nežinau, arba eisim į paplūdimuką, arba autikų stoti. Pažiūrėsim. O, sveikučiai, ką jūs? O mes, aš nežinau ką, laukiam. Šiaip to eisim pažiūrėti autiko grafikus, bet aš panorėčiau, bet ten eiti prie paplūdimio. Šiaip biškį šilta, tada sėdam tokiu suoliuku. Tikiuosi nenudažytas būtų, nu, keliam jau ir taip autas, batai jau biškį gyvesni, bet man tai biškį, žinot, baltų kojinių gaila. Galvojau, blema, žinot, po miestuką šausim. O ne, čia ne po miestuką. Nu, žodžiu, tuoj žiūrėsim. Eisim pačilint gal prie jūros. Pažiūrėsim, kaip darysim. Nu ką, laukiam autobusą. Turėtų čia būt šitą laikiną stotelę. Tai laukiam čia. Nu ką, tai pasibaigė mūsų 4. diena Maltoje ir aš varau miegot. Tai ačiū, kad pažiūrėjai šį vidosą. Tai jeigu peržiūrėk iki pat galo, paspausk like, paspausk subscribe ir jei kas nors įdomino, parašyk komentarą. Na, mes tiksim tikriausiai, kad už keletas dienų. Iki.